pagaminau va tokį vat šildymo katiliuką nuo saulės elektrinės. Čia yra išrenkamas, ne? Čia pasijungia vamzdis į radiatorius, kur eina. Padavimo vamzdis, kur eina į radiatorius. Jungia čia. Čia galima dar statyti dar vieną. Tokį va teną. Tenus galite pasirinkti, aišku, kokiu jūs norit. Nuorinimui padariau. Ir čia siurbliukas cirkuliacinis eina. Cirkuliacinis siurbliukas. Ir vėl išrenkamas. Ir vėl pasijungia prie šildymo sistemos. Cirkuliacinis siurbliukas. Uždėsiu dar šitągi termometrą, kuris reguliuos patys cirkuliacinį siurblį. Čia sušils, jungs jį, pradės varinėti. Ir padarysiu surėlę, kai yra saulė, atsiranda energija papildoma, nes visos energijos niekada nepasiema iš saulės panelių. Inverteris, jeigu yra hybridinis, jeigu atiduoda į tinklus, tada taip. Bet pas mano atveju, tai jisai, aš nesuvartoju visos energijos. Tai vat padarysiu dabar, kaip tik tai bus energijos perteklius. Vat iš karto automatiškai įsijungs šitas antenas, sušils, čia bus daviklis pastatytas šilumos ir paleis siurbliuką. Ir automatiškai per visą sistemą pradės cirkuliuoti šiltas vanduo. Aišku, kiek jau užteks, čia yra 600 vatų, 24 voltai ir 30 vatų. Čia yra 2 tenai, 2 po 300 vatų. 30 amperų, rašo, 30 amperų. Tai gaunasi 300 vatų, apie 15 amperų. Buvau aš pajungęs tą teną, buvo vienas video. Rodžiau šitągi, kaip jisai šyla. Gerai, dėkui visiems už peržiūras, ačiū, neužmirškite pastatyti laikų.